Sveikos mergelės. Šią savaitę jūs turėsite taupyti. Matyt, per šventes išsileidote, tai dabar dievulis sako, planetos taip sako, kad teks taupyti tik būtiniausi pirkinėliai, žiūrėkite, kur yra nuolaidos ir perkate, aišku, tik tai būtiniausius dalykus. Tai yra maistą, gal kokius ten batus vaikui išaugtus, dar kažką, bet taip tai nieko rimto nepirkite ir neišlaikdaukite. Netgi jeigu reikia kažką suremontuoti, atidėkite dar savaitę, kad šią savaitę neturėtumėt kažkokių neplanuotų išlaidų. Tai vat, šią savaitę pataupę, kitą savaitę jau galėsite atsipūsti laisviau, nes pas jūs dabar tokia planetų padėtis, kai gali sumažėti šiek tiek ir pajamos, arba vėlinti jų algą, ar pensijas išmokėti vėlinti. Ir vat, visi tie dalykai susiję su jūsų energija pinigų yra sumažėjusi. Tai va, todėl aš ir sakau, būtiniausios išlaidos, o visa kita tikrai pataupyti reikia. Dabar kitas dalykas, tai galite labai susišnekėti su savo artimaisiais, šiek tiek konfliktinė situacija tokia, arba tiesiog pamatysite, kad artimieji jūsų negirdi. Tai irgi nereikėtų kreipti dėmesio, nereikėtų pykti, nereikėtų įsiskaudinti, tiesiog palaukti geresnio meto ir tikrai viskas atsistatys. Ypatingai aš pastebėjau, tėvai labai susijaudina, jeigu ten su vaikais kažkoks konfliktas ir atrodo jau pasaulio pabaiga. Aišku, mes labai dėl vaikų pergyvenam, bet didžiąja prasme tai irgi reikėtų suvokti, kad tai yra asmenybės, augančios asmenybės ir jie turi taip pat savo nuomonę. Aišku, jin gali būti ir labai klaidinga arba netitikti mūsų nuomonės, nors būti ir teisinga. Taigi, brangieji, nesinervinam, nesipykstam su niekuo, taupom viską ir darom žiemai daug maisto atsargų. Taigi, iki kitos savaitės, ate.